NKTV džiugiai pradeda 12 savo interneto sezono seriją su klausimu, kuris yra netoks ir linksmas, greičiau liūdnas. Ar matėte kur nors mūsų žaidimų redaktorių Martyną? Mes su Julium jo ieškom jau antrą savaitę ir jo nėra, tik keisti iš jo dėžutės ateinantis e-mailai. Tai jeigu matėt, parašykit mums laišką štai šiuo adresu. Va. O laidą pradėkime! Technologijų laidą pradėkime technologijų naujienomis. Štai viena tokia naujiena yra šalia manęs. Tai yra naujasis Nikoniukas D800. Žinot, kokia jo raiška yra? Dėmesio. 36,3 megapikselio. Ir taškų jis turi lygiai tiek pat, kiek turi standartinė 35 mm juostelė. Negana to, šitas reikalas gali filmuoti pilną HD 30 kadrų per sekundę. Ir kaina tikrai nedidelė kaip už tokį reikalą. Tik $3000. O ši žinia, prisipažinsiu, mane šiek tiek išmušė iš vėžių, nes pasklido gandas, jog didžiausia pasaulyje interneto parduotuvė Amazon stato, dėmesio, tikrą parduotuvę. Tikrą parduotuvę. Šitas gandas atsirado po to, kai kažkas neva tai pamatė patentą pastatui ir jo išsidėstymui viduje. Tikimasi, kad pirmąją parduotuvę Sietlo mieste Jungtinėse Amerikos valstijose Amazonas atidarys iki 2012 metų, tai yra šių atostogų sezono, tai yra iki kalėdų, aš spėju. Kodėl Amazonas lenda ten? Na, todėl, kad ten taip pat yra pinigėlių. Iš tikrųjų, sprendimas yra keistas, na ir vėl gandai yra tokie, kad neva tai jeigu ši parduotuvė pasiteisins, neš pelną, tai Amazonas pastatys ir daugiau savo prekybos vietų. Oi, gera žinia Juliui ir kitiems androidininkams. Jūsų pamėgtoji Google naršyklė Chrome atkeliauja į jūsų smartphone'us. Kol kas parsisiųsti dar negalite, na bent jau laidos filmavimo metu, bet testuotojai testuoja, kaip smartphone veikia Chromas. Viena iš tokių įdomesnių savybių, tarkim, jūs prie kompiuterio naršyklėje atidarėte kelis tabus, tai tie patys langai persikels, sinchronizuosis ir automatiškai bus matomi jūsų telefone. O dabar informacija vaizdo perfekcionistams. Jei dar neatnaujinote savo Skype'o, tai padarykite tą, mėlyjei, nes yra versija 5.8, kurioje galima skambinti pilnu aukštosios raiškos vaizdu. Full HD, taip sakant. Ir dar viena naujiena yra ta, kad jūs galite skambinti iš karto Facebook'o vartotojams, netgi tie, kurie neturi savo kompiuteryje Skype'o. Ir nepamirškite, kad jeigu jūs norite per Skype'ą išbandyti pilną HD, tai turėkite kamerą, kuri palaiko pilną HD, nes kitaip visas šitas reikalas nueis veltui. Tai labai trumpai ir aiškiai, draugai. Kol dar neišsiunčiau šitų marškinėlių laimėtų jau kažkino, tai pralošiu jos dar kartą. Gerai, yra dar viena kopija. Norit laimėti marškinėlius? Spauskite čia puslapį nktv.lt virš laidos video rekomenduoti. Ačiū, važiuojam su laida toliau. Toliau rubrika, kurioje pristatome planšetinius kompiuterius. Jau susipažinote su Apple iPad 2, su Samsung Galaxy naujausiu, dabar metas susipažinti su trečiaja, na tiesiog pas mus iš eilės, trečiaja planšete, kuri Lietuvoje parduodama nėra. Bet apie ją žinoti jums reikia, nes šitas reikalas gerokai pasvilino iPad'ui padus. Tai ką, trečioji planšetė mūsų cikle. Taip, ji neparduodama Lietuvoje. Taip, ji neturi daug ko. Tačiau ji turi vieną svarbų kažką. Pačioje pabaigoje pasakysiu ką. O kol kas, Amazon.com yra didžiausia pasaulyje elektroninė prekyvietė. Joje perka milijonai žmonių. Ta prekyvietė prieš keletą metų pradėjo pardavinėti knygas elektroniniu formatu ir supurtė knygų rinką, sukurdama iki šiol nepranoktą elektroninių knygų skaityklę. Juodai baltų ekranu Amazon Kindle. Ir štai praėjusiais metais Amazonas pasiūlė naują Kindliuką. Spalvota, naršanti internete, rodanti filmus ir grojanti muziką. Ir pavadino jį Fire arba liepsna. Ar įgėlė iPad'ui? Galima sakyti, kad taip, nes per keletą mėnesių pardavė 6 milijonus ugniukų. Tad ką gero turi Kindle Fire? Jis lengvas, jis rodo flashinius puslapius. Jis patogiai leidžia naudotis Amazon paslaugomis. Tai reiškia, kad paliksite dar pinigėlio Amazonui. Jis yra androidinis, tiesa androidas jame stipriai apkrapytas, o Amazon programėlių parduotuvėje pasirinkimas, nėra toks jau didelis, švelniai pasakyta. Kas blogo dar? Ekranas tik 7 colių.
Tad netaip smagu naršyti puslapius, na kaip iPad'e pavyzdžiui. Nėra GPS-o, nėra žemėlapių, nėra kameros, nėra net mikrofono. Jei jau skundžiatės, kad iPad'as neleidžia konfigūruoti ir pimpinti sistemos kaip norite, tai Kindle galėsite dar mažiau. Na ir, kaip jau minėjau, Lietuvoje jo nenusipirksite. O dabar pats svarbiausias Amazon Kindle koziris. Štai jis. Jungtinėse Amerikos valstijose jis daugiau nei 2x pigesnis už iPad'ą. Analitikai net suskaičiavo, kad iš prietaiso pardavimų Amazonas iš vis neuždirba. Tiek pat kainuoja jį pagaminti, pardavinėja už savikainą, bet uždirba aišku vėliau. Amazon parduoda jums filmus, muziką, knygas. Ir nesvarbu, kad Kindlas technologiškai nėra toks įstabus kaip iPad'as. Kai kaina vos $200, daug ką galima atleisti. Ir jei jums iš planšetės reikia naršyti webą, tikrinti paštą, Facebooką bei paspoksuoti filmus, Amazon Kindle puikus prietaisas. Tad galite ieškoti savo draugų gyvenančių Amerikoje, kad jums atsiųstų. Šios dienos mobilioji programėlė tiek planšetėse, tiek sumaniuosiuose telefonuose puikiai veikiantis žaidimas. Pagal populiarumą nepasiekęs Angry Birds'ų, bet taip pat masinis, žinomas ir žiauriai įtraukiantis. Kompanijos Disney veikėjas, krokodiliukas Svampis, labai nori praustis, o vandens nėra. Jūsų užduotis yra rausti žemę, junginėti įvairius kranus ir daryti visokią velniavą, kad tik Svampis gautų vandens. Žinokit, iš pradžių žiūrėjau skeptiškai. Bet po valandos milžiniškomis valios pastangomis atsitraukiau nuo šio sunkaus darbo, ištryniau programėlę ir nuėjau šeimynai daryti vakarienės. Ne dėl to, kad nepatiko žaisti, o dėl to, kad per daug patiko. Parengti rubriką mums padėjo planšečių žinovai ambo.lt. Jei domina planšetiniai kompiuteriai, kreipkis į ambo.lt, kurie jūs kviečia sutikti Velykas su geidžiamiausiu daikčiuku – iPad 2 planšete. Jums reikia palaikinti ir pašėrinti Ambo.lt Facebook grupę ir vienas laimingasis per kiaušinių dieną gaus progą daužtelti kiaušą su naujoju iPad'u. Beje, planšetinį kompiuterį Arcos 80 vis dar galite įsigyti gerokai pigiau. Bet kokiais planšetinių kompiuterių klausimais kreipkitės į ambo.lt žmonės. Jie mielai jums atsakys į visus klausimus. Atverkime NKTV archyvą, kuriame be įstabių delninių ir visokių kitokių kompiuterių yra ir šiek tiek velniavos. Štai žinutė, kurią aš laidoje NKTV paskelbiau maždaug prieš 10 metų. Apie ką ji, man ir dabar sunku suprasti. Indijos mobiliojo ryšio bendrovė Escotel kaimiečiams už paslaugas leidžia atsiskaityti daržovėmis, grūdais ir pieno produktais. Pavyzdžiui, 1 minutės pokalbio kaina tarp 2 regionų gali kainuoti kilogramą žiedinių kopūstų. Mums su Julium žiauriai malonu, kad NKTV merginų rubrika įsivažiavo ir vis daugiau merginų atskleidžia savo tapatybę ir parodo visiems viešai, kad žiūri laidą NKTV. Todėl vardinkime jas toliau eilės tvarka, kaip jos pas mus atkeliavo. Mergina numeris 19, Patricija Hietala, sekdavo laidas seniau, kai dar buvo visai maža, nes dabar jie yra 19. Oi, kokia tu didelė užaugai, Patricija. Toliau 22 panelė. Ponia, atsiprašau. Eglė Gilytė Venskienė. Jei 27, mėgsta žiūrėti NKTV. Beje, Eglė atsiuntė ir vieną gerą nuorodą, kurią matysite vėliau laidoje tinkle. 23. Sigita Mameniškienė. 21 metai yra iš Anykščių. Toliau pas mus yra Odeta Šidlauskaitė. Jie yra 16 metų ir ji galvoja, dėmesio bičiai, kad yra tikrai super game player. Žaidžia viską, kas tik turi gerą grafiką ir gerą veiksmą. Labiausiai patinka taškyti zombius. Kol kas mėgstamiausias žaidimas yra Battlefield 3. Ir paskutinė mergina šiandien yra tiesiog Živilė. Štai tiesiog Živilė. Labą dieną, mano vardas Živilė ir aš mielai žiūriu NKTV. Tai mielos merginos, norite čia pasirodyti, mums jūsų labai reikia. Atsiųskite save štai šiuo adresu ir tapkite NKTV mergina. Ačiū. Kažkaip stebiu internete, kad pastaruoju metu jūs tokį sportą susigalvojate. Kieno nuoroda iš jūsų pateks į laidą NKTV? Tai štai, pirmoji nuoroda šioje laidoje yra Vytauto Taujinsko. Vytautas kažkaip vos ne į kiekvieną laidą patenka, bet turbūt jis mums kažkaip įtaiko. Julius labai prie to prisideda, kažkaip sakė, kažkokių giminystės ryšių turi su Vytautu. Nu, ką aš galiu padaryti? Kiti visi mylėjai. Gerai, pirmasis Vytauto puslapis.
Ir Vytautas klausia mūsų, ar jūs norite sėdėti prie kompo taisyklingai. Sakom, norim, aišku, kad norim. Pasirinkam savo ūgį. Ir sistemėlė mums pasako labai aiškiai centimetrais, koks turi būti kėdės aukštis, ten kur sėdynė dėti, koks turi būti akių aukštis, akių atstumas, atsiprašau, nuo kompiuterio ekrano ir netgi kokiu kampu turi pasvirti monitorius. Tai va, jeigu taip viską susistatysite, tai gyvensite labai ilgai. Taip. Va, gavome laišką. Parašė mums Marius Laurinavičius, atsiuntė nuorodą, pacituosiu Mariuko žodžius. Noriu priminti moksleiviam, kurie rašo referatus, ar studentam, kurie ruošia mokslinius darbus, kad Wikipedijos cituoti kaip ir negalima savo darbuose. Bet yra šis puslapis, kuriame moksliniai darbai, mokslinių darbų citatos su autorių pavardėmis ir viskas, ko reikia rašant net bakalauro ar magistro darbus. Apie kokį stebuklą kalba Marius Laurinavičius. Patikrinkim. Tai yra mūsų mylimas Google'ukas su savo projektu Google Scholar. Žiūrėkit, įsivaizduokit, kad jūs rašot kažkokį darbą apie Vilnių. Žiūrim Vilnius. Turi ieškoti mokslinių darbų. O ir rado kažkokių NIH.gov, VGTU LT, kas čia dabar kažkoks Assessments of Vilnius City Development, oho, keiksmažodžiai. Žiūrėkit, bet tie keiksmažodžiai leidžia jums įeiti ir pažiūrėti kažkokį tai mokslinį darbą. Galima, aišku, nusipirkti ir taip toliau, bet kuriuo atveju, akivaizdu, kad sistema veikia, tai jeigu rašote kažką, pabandykit ne Wikipedijoje nesąmonį ieškoti, o rimtų mokslinių darbų Google projekte. Žiūrėkit, čia dabar kažkas vyksta, ne? Ekrane pas mane ir pas jūs. Tadas R, mūsų veteranas, atsiuntė svetainę, kurioje jūs galite stebėti, kaipgi šiuo metu gyvena ir kvėpuoja žemė. Žiūrėkit, kiekvienas ten va toks klink žvaigždutė rodo, kad gimė žmogus šiuo metu Žemės planetoje, kol mes žiūrime šį puslapį. Toliau, kai šalis paraudonuoja, tai reiškia, kad jį išmetė 1000 tonų CO2, anglies dvideginio. Va, o juodi taškeliai reiškia, kad šiuo metu kažkas tai miršta. Ir žiūrėkit, kol aš plepu šitus reikalus, jau 178 žmonės pasaulyje gimė, 63 žmonės užsilenkė ir į pasaulį buvo išmesta 32 000 tonų CO2. Visai smagu žiūrėti, kaip kvėpuoja mūsų planeta šiame puslapyje. O šį puslapį surado mano kolega rockeris Julius. Jis labai laukia Red Hot Chili Peppersų, kurie atvažiuos vasarą į Kauną. Taip, gerai bičiuliai. Interaktyvusis Chili Pepperių klipas. Žiūrim, kaip atrodo. Nu va, esmė yra ta, kad jūs galite, žiūrėkit, galite spausti rodiklės klaviatūroje, oi, kaip nereikia greitai. Ir žiūrėt, ką daro vienu metu štai kydis ir visa kita hebra. Galite grįžti vėl prie kydžio, galite netgi pasizoominti į priekį. Super, ne? Nu, šuniukas, iš kur jis atėjo? Nesimato, iš kur jis atėjo. Kviečiu pažiūrėti ir pažaisti patiems su superiniu Chili Pepperių klipu. O va čia tai puikus puslapis atsiųstas Dominiko Aleksiūno. Kol puikus, nes naudingas. Žiūrėkit, įvedat savo gimimo metus ir tikslę datą ir pažiūrėsit įdomią informaciją. Kur čia mano tie metai? Oi, koks aš senas. Mamma mia, kiek aš jau gyvenau šiame pasaulyje. Ilgiau net už Julių. Gerai. Prašau, bičiuliai. Aš gimiau, pasirodo, penktadienį. Tuo metu valstijose daina My Sharona buvo pirmoji vietoj. Britanijoje Police Message in the Bottle. Žinot, kas yra Police? Vat nežinot, jau nesat. Stingas ten pradėjo dainuoti. Va, koks filmas buvo tuo metu populiariausias, kas buvo ant žurnalo Time viršelio, kiti žmonės gimė tą pačią dieną, kas tais metais laimėjo Nobelio taikos premiją, kiek kainavo Amerikoje kiaušinių tuzinas, whatever, čia visiškai man neįdomu, bet kuriuo atveju labai smagu. Pažiūrėkite, kas įvyko jūsų gimimo dieną pasaulyje. Jeigu NKTV kada nors galės mokėti savo žiūrovams piniginės premijas, tai Vytautas Tauinskas bus vienas pirmųjų, kuris gaus vieną kitą litą. Nes dar vieną jo puslapį rodom. Šis puslapis yra toks blogas, kad net geras. Žinokit, būna net ir toks variantas. Čia yra top 10, top 12 bet kokių nesąmonių. Štai pavyzdžiui, man labai patinka populiaru šį mėnesį top 10 moterų, top 10 gražių moterų, kurios gimė vyrais. Vat pasižiūrėkit, pavyzdžiui, pirma vieta, antra, paskaitykit manekenės, kaip jos buvo vyrais, kaip jos tapo moterim. Dar kas čia yra smagaus, ieškom, pavyzdžiui, va,
kadangi čia laida apie technologijas, o ne apie transseksualus, tai 10 beprotiškiausių USB hubų. Na, vietų, kur jūs galite sujungti savo flešiukus. Štai Afroditės galva. Šitas geras, žiūrėkit, su paršiukais, jėga, ne? O Julius juokės, patinka Julius, Julius tokio nori. Atsiųskit, padovanokit Juliukui mūsų šitą reikalą. Čia lėktuvas, o čia įdomu. Tulpės. Robotas, ne, robotas neįdomu. Va. O šitą tai tikrai žinau, kad norėtų ant savo stalo laikyti mūsų žaidimų redaktorius Martynas. Rimtai, garantuoju. O dabar noriu šiek tiek grįžti prie anksčiau pristatytų NKTV merginų. Viena iš jų vardu Eglė. Prie savo laiško prikabinau dar ir nuorodą. Sako, aš naudojos ir veikia jėga, parodykit, nes merginoms patiks. Net nebejoju. Virtualus makiažo simuliatorius. Jūs pasirenkate iš pradžių damą, na pasibandymui. Kažkokia dama, kuri tarkim panaši į jūs. Jūs galite dėti jai lūpų balzamą, štai tokios, aš žinokit, nesuprantu, ką aš neku, nes lipbalmą aš verčiu kaip lūpų balzamą, teisingai, ne? Toliau, lūpų blizgėsi galima pasirinkti, toliau galima pasirinkti lūpų kontūrus, taip, Julius, kur tu žinai? Žinai, viską. Tada maskara yra tušas. Va, šitą žinau, ar ne? Maskara yra tušas, taip? Žiūrėkit, uždėkim jai rudą tušą. Žodžiu, žaidžiat ir kai suprantat, kad šitas variantas veikia nuostabiai, šitą simulaciją, tuomet einate į pradinį puslapį ir įdedat ten savo nuotrauką. Ir su savo nuotrauka padarysite stebuklus. Galbūt atrasite savo naują įvaizdį, mielos damos. Taigi ši svetainė, Eglės dėka, specialiai jums. Tiksliai, o kodėlgi neparodžius daugiau puslapių merginoms? Galbūt, žinot, tie puslapiai pritrauks daugiau mums moteriškos auditorijos. Na, mes kažkodėl su Julium norim, kad mus labiau ir merginos žiūrėtų. Suprantamas noras, ar ne? Gerai, bičiuliai, juokai į šoną, o dabar rimtas dalykas. Jeigu surandate internete kažką, ką norite parodyti visiems laidoje NKTV, eikite į mūsų Facebooko puslapį ir ant sienos padėkite tą nuorodą. Iš karto aš jums dėkoju. Prisipažinsiu, man viena labiausiai patinkančių šios laidos rubrikų, vien dėl to, kad mes kažkaip čia sužinom, ką jūs galvojat apie mus. Yra žiūrovai valdo. Tai vadinasi rubrika ir joje jūs valdote. Ir štai šiandien valdo Ignas, kuris rašo. Pažadėjot paskolinti Alviduką tam, kuris įrodys, kad perėjo tą žaidimą. Dabar aš prisimenu, kažkurioje laidoje aš leptelėjau, kad tam, kas perės ten vieną žaidimą, aš paskolinsiu Alviduką. Tai Ignai, žinok, būna kartais gyvenime, kad pasakai kažką, ko iš tikrųjų negalvoji ištesėti. Tai va, mes su Alviduku per šias kelias savaitės tikrai labai susibendravom, tapom artimi ir aš jo niekam nebetiduosiu. Nepaisant to, kad seniau žaidėjau. Viskas, Alvidukas yra čia. Toliau. Šogan rašo. Labai malonu matyti, kaip pagerėjo laidos kokybė. Tikėkimės ir toliau gerės. Po skriptų. O čia būtinai kažką neigiamo reikia parašyti, kad per laidą perskaitytų. Ne, mielasis, tikrai ne. Primame ir komplimentus. Ačiū. Na ir paskutinė žiūrovo žinia yra iš Skirmanto. Gal galėtumėt sukurti ir telefonų rubriką, nes jos labai reikia. Skirmantai, kai prieis rankos, sukursime ir ją. Ačiū, kad rašot mums. Tai grįžkim prie tos bėdos, draugai. Iš tikrųjų prapuolė mūsų žaidimų redaktorius Martynas. Ir aš jau kartais abejoju, ar tie tekstai, kuriuos mes gaunam laidai, yra jo rašyti, nes jis tikrai dingo. Jis visiškai dingo. Paskutinė žinia apie jį tai buvo parduodamas automobilis. Svetainėje autoplus.lt. Žinau, kad ten jo, bet kažkoks keistas telefonas nurodytas. Tai jeigu matėte, kas Martyną, praneškite mums, prašau. Čia aš labai rimtai. O dabar nežinėjau, ar jo paruošta žaidimų rubrika. Todėl tekste gali būti visko. Atsiprašau iš anksto. Pamenate seną kaip pasaulis filmą su Kevinu Costneriu Waterworld, vandens pasaulis lietuviškai. Jame vaizduojama žmonių civilizacijos nuopolis. Tuomet žmonė nusprendžia, kad geriausia visiems būtų persikelti gyventi ant vandens. Todėl čia susikuria iš įvairiausių atliekų pastatyti miestai. Panašiai ir žaidime Oil Rush, tik scenarijus čia kiek tikroviškesnis. Dėl visuotinio čilimo tirpsta ledynai ir pasaulį pamažu semia vanduo. Todėl žmonija, kaip ir Kevino Costnerio filme, pamažu keliasi gyventi būtent ant jo, ant vandens. Šiame pasaulyje didžiausia vertybė yra nafta. Tiesą sakant, nedaug ko šis pasaulis tuomet skiriasi ir nuo mūsiškio. Nafta reikalinga karo pramoniai palaikyti. Ji varo laivus, malūnsparnius, lėktuvus. O tas, kas valdo naftą, dominuoja pasaulyje.
Jūs atstovaujate rasiai Sharks arba rykliai, kuriai vadovauja nusenęs vadukas. Kadangi jums su nafta nekas, vadukas pasiunčia į savižudišką misiją jos gauti. Čia ir prasideda žaidimas, kurį būtų galima apibūdinti kaip savotišką realaus laiko strategijos ir po defense žanro mišinį. Pagrindinė jūsų užduotis – užgrobti naftos platformas ir jas apginti nuo priešų. Tai darote ginkluodami jas kulkosvaidžiais, gynybiniais bokštais, artilerija ir kitais vienetais. Taip pat atskirų platformų gynybai galima priskirti ir karius. Galų gale juos gamina ir pačios platformos. Realaus laiko strategijos elementai prasideda tada, kuomet turite siųsti karius iš vienos platformos į kitą. Na pavyzdžiui, turite 5 platformas ir 2 iš jų smarkiai puola priešas. Tada priimate sprendimą, kurias platformas palikti mažiau apginkluotas ir iš ten siunčiate karius į mūšio zoną. O toliau jau viskas kaip po defense žanre. Tiesą sakant, čia ir yra didžiausias šio žaidimo minusas. Ant popieriaus šis projektas atrodė tikrai geriau nei tikrovėje. Tikėjomės įdomaus ir iššūkių pilno RTS ir po defense žanro mišinio. Tačiau dėja, realaus laiko strategijos elementų čia yra gerokai per mažai. Tad Oil Rush rekomenduojame tiems, kas tikrai mėgsta po defense žanrą ir nori kažko daugiau, nei kad siūlo klasikiniai šio žanro žaidimai. Seniai, labai seniai, kai pasaulyje galingiausias kompas buvo 286, buvo toks žaidimas Prince of Persia. Jame balta pižama vilkintis princas bėgiojo po vizirio pilį, norėdamas išlaisvinti mylimąją princesę. Šiandien prie šio projekto grįžtame vėl, juolab, kad jį galite išbandyti ne tik senoje DOS platformoje, bet ir ant savo telefonų. Kainuoja žaidimas beje vos $1 Amerikos. Prince of Persia pirmą kartą pasirodė 89 metais. Nuo to laiko šios serijos atstovus sunku suskaičiuoti ant 2 rankų pirštų. Prie jų dar reikia pridėti to paties pavadinimo Hollywoodo filmą. Tačiau viskas prasidėjo būtent nuo šio pižamuoto ir kardu apsiginklavusio princiuko. Žaidimo pagrindinis triukas ir patarimas – neskubėti. Užuot bėgę ir šuoliavę per prarajas, dyglius ar kitus vizirio pakalikų paspęstus pastus, geriau viską darykite lėtai. Patikėkite, taip sutaupysite laiko ir nervų. Kambarius tyrinėkite ramiai, po žingsnelį, o bėkite tik tada, kai įsitikinsite, kad tai yra visiškai saugu. Taip pat atidžiai žiūrėkite sau po kojomis. Čia jūsų tikos ne tik spigliai, tačiau ir bet kurią akimirką grasinančios nukristi lentos ar specialios lentos, kurios padės atidaryti vartus. Daugiau pasakyti nėra ką, belieka jums patiems išbandyti šį stebuklą ir prisiminti senus gerus laikus. Metas palinkėti vieni kitiems geros dienos, likusios, bet prieš tai tradiciškai neigiamas komentaras apie laidą jos pabaigoje. Rašo mums Marksas. Na, viskas būna normaliai, kol jis nepradeda mėtyti savo bajerių ir kalbinti savo sugulovą Julių. Juliau, tu mano sugulovas? Sakė, shut up. Ne, jis nesugulovas. Nors nieko negali žinot, kaip gyvenime nutinka kartais, ar ne? Gerai, bičiuliai, viskas. Susitiksime po savaitės. Iki.